Yeah, let's pray. Pasimelskim. Heavenly Father, we praise you for this very day. Dangiškasis Tėve, mes garbinam Tave už šią nuostabią dieną. We thank you that you are caring for our souls, Dėkojame, kad Tu rūpinėsi mūsų sielomis, that you have provided spiritual nourishment and kad food. Tu mus pamaitini dvasiniu maistu. And we ask you that you would bless us through your word, Prašome, kad palaimintum mus per savo žodį. by the power of your Spirit, by the power of your Spirit. Savo šventosios dvasios jėga. Give us ears to hear and a heart to believe. Duok mums ausis išgirsti ir duok mums širdis tikėti. In Jesus' name, amen. Meldžiame Jėzus vardu. Amen. For my 9th or 10th birthday, Savo 9 arba 10 gimtadienio proga I had a children's birthday party. turėjau tokį vaikų gimtadienio vakarėlį. And the highlight of that children's birthday party was a treasure hunt. Ir ryškiausias momentas to gimtadienio buvo lobio paieška. And my father, he drew a map and hid a chest full of sweets. Ir mano tėtis, ką padarė, jisai nupiešė žemėlapį ir paslėpė tokią pintinę su pilna įvairių saldainių. And we had to find that treasure using the map. O mūsų užduotis buvo surasti tą lobį, naudojantis to žemėlapį. My friends and I were full of excitement. Mano draugai ir aš buvome labai susijaudinę. And we started to go following the map. Ir pradėjome sekti to žemėlapiu. But at the first crossroad, one of my friends asked if he can have a look on the map. Bet prie pirmosios sankryžos mano draugas paklausė, ar jisai galėtų pasižiūrėti tą žemėlapį. And he looked for a long time on the map. Ir jisai ilgą laiką žiūrėjo į tą žemėlapį. And he said, I think we are going the wrong direction. Ir atsakė, kad man atrodo, kad mes keliaujame ne tą kryptim. We have to turn the map upside down. Mums reikėtų tą žemėlapį apsukti aukštyn kojom. Somehow he convinced all of us. Ir žinokit, jisai įtikino visus mus. So we headed towards the school and not towards the park. Ir mes pradėjome keliauti link mokyklos, bet ne link parko. But nothing made any sense anymore. Bet staiga viskas nustojo turėti prasmę. We couldn't find anything. Mes negalėjom nieko surasti toliau. So we got back to my home, Dėl to mes tiesiog grįžome namo, frustrated. susierzinę. My father was very disappointed Ir tėtis mano buvo pakankamai nusiminęs, nusivylęs. when we told him we turned the map upside down. Ir mes pasakėm, kad ką mes padarėm, tai apsukome žemėlapį aukštyn kojom. So he helped us to understand the map, Ir jisai tuomet mums padėjo suprasti tą žemėlapį. and we started anew Ir mes pradėjome kelionį iš naujo. and found the sweets. Ir galiausiai suradome tuos saldainius. Now, I know the life of faith Taip pat žinau, kad tikėjimo šviesa is not a children's birthday party. tai nėra vaikų gimtadienio vakarėlis. A chest of sweets is not the goal of faith. Ir pintinė tų saldainių nėra, is not what? But what I'm trying to Say again? the It's not what? the chest of sweets is not the goal of our faith. Jo, ir surasti tą lobių skrynę saldainių nėra mūsų tikėjimo tikslas. But what I'm trying to say is that we can set out on the wrong path Ir ką aš noriu pasakyti, kad mes galime nuklysti nuo savo paties kelio, without realizing it, to patys nesuprasdami. even confident that we are particularly clever, Ir ypač, kai esame įsitikinę, kad žinome tiksliai, kur einame. that we are the ones reading the map correctly, Kad mes esame būtent tie, kurie teisingai išmoko perskaityti žemėlapį. but heading completely in the wrong direction. Bet dėja keliaujantis visiškai priešingą kryptimį. And then we start full of joy and enthusiasm, Ir mes pradedam tą kelionę pilni susijaudinimo ir džiaugsmo. but then there comes the crossroad, Ir patenkame į keblią padėtį. and we are running in one direction, Kai judame viena kryptimi and it's just struggle. ir toje kryptyje yra vien tik tai sunkumai. All the joy and all the enthusiasm, all the strength is gone. Jėgos, entuziazmas ir visa linksmybės kažkur išgaruoja.
we are exhausted, we are frustrated, Mes susierzinę, mes esame išsekę. and we don't know why we have stayed so far from the actual goal of the Christian life. Net nesuprasdami, kodėl mes esame tiek toli nuklydę nuo to tikslo krikščioniško gyvenimo. Now let's read a passage in Galatians 3, Ir paskaitykime dabar ištrauką iš laiško Galatams 3 skyriuje. starting in verse 1, Nuo pačios pirmos eilutės. verse 1 to 6. Nuo 1 iki 6. O neprotingi Galatai, kas apkerėjo jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Jėzus Kristus? Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko, ar jūs gavote dvasią įstatymo darbais, ar įtikėdami, ką išgirdote? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasia, dabar užbaigsite kūnu? Argi tiek daug esate iškentėję veltui? O, iš tiesų būtų veltui. Ar tas, kuris jums teikia dvasią ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų, ar dėl to, kad įtikėjote, ką išgirdote? O foolish Galatians, who has bewitched you into not obeying the truth, before whose eyes Jesus Christ crucified was set forth in written public proclamations? This only I desire to learn from you. Did you receive the Spirit of God by works of law or by the hearing of faith? Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being perfected in the flesh? Have you suffered so many things in vain, if indeed it has been in vain? Therefore consider this, he who is supplying the Spirit to you, and who is working deeds of power among you, is he doing it by works of law or by the hearing of faith? It is exactly as it is written, Abraham believed God, and it was reckoned to him for righteousness. Ir 6 eilutė, taip Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Now Paul is frustrated. Paulius yra susierzinęs He's very disappointed. ir nusivylęs. He's upset about this completely wrong direction Jam nepatinka šita visiškai neteisinga kryptis, that those Christians in Galatia are going. kad šitie krikščionys keliauja tą kryptim Galato mieste, Galatijoje. Somehow they have managed to switch the map upside down. Įsivaizduokit, kažkokiu būdu jie sugebėjo savo žemėlapį, kuris jums buvo duotas, apversti aukštyn kojom. So our first point is the dangerous turning away. Taigi mūsų pirmasis, ką aš noriu pasakyti, apie pavojus nukrypimo nuo kelio. Paul sees that the Galatians have strayed so quickly from the gospel Paulius mato, kaip greitai Galatai nukrypo nuo savo kelio. and turned the hope that only when they can only truly connect it to God Ir tą viltį, kurią galėtų ir turėtų tik tai surišti su vieninteliu Dievu. and experience the help and the blessings of God, Ir tą patirtį palaiminimų ir pagalbos Dievo. if they are particularly zealous in keeping all of God's laws and ordinances. Dabar pakeitė tuo, kad jie ištikimai arba uoliai laikosi Dievo duoto įstatymo. And somehow earn or merit the blessings of God. Ir staiga jie pradeda bandyti užsitarnauti Dievo palaiminimus. If they are only zealous and strong and consistent enough, Ir dabar jie mano, kad jie yra pakankamai užsispyrę ir užsivedę ir pakankamai stabilus toje kryptyje. in doing all the works, then they are righteous before God. Jeigu jie atliks visus būtinus darbus, tuomet jie patirs teisumą Dievo akyse. And then they can receive the promises and the blessings of God. Ir tik tada jie galės paveldėti pažadus ir palaiminimus iš Dievo. Now, in those churches in Galatia, there were some Jewish Christian missionaries Supraskite, kad tarp tų Galatų buvo tam tikrų žydų misionierių tarp krikščionių, quickly coming to those churches after Paul has planted them. kurie greitai pradėjo aplankyti tas bažnyčias, kurias Paulius visų pirma įsteigė. And they urged those Christians in Galatia Ir jie ragino tos krikščionius Galatose, to be circumcised and to identify with the Jewish people. kad krikščionis apsipjaustytų ir susitapatintų su žydų žmonėmis.
to follow their dietary laws, kad jie prisitaikytų savo visus tuos ceremoninius valgymo įstatymus, to observe their holidays, kad laikytųsi jų šventų dienų but especially this focus on the works of the law, ir galiausiai susifokusuotų į įstatymo darbų vykdymą, keeping everything, obeying everything. laikytis, paklusti. How else could we earn God's favor and acceptance? Nes kaip kitaipgi mes galėtume pelnyti Dievo palankumą ir priėmimą. And the Gentile Christian believers from Galatia, they were fascinated. Ir šitie pagonių tikintieji Galatijoje, jie susižavėjo to mokymu. Yes, we want to be close to God. Ir žinoma, atsakymas taip, jie nori būti arti Dievo. We want to be accepted by God. Mes norime būti priimti Dievo. We want to receive blessings from God. Mes norime paveldėti tos palaiminimus iš Dievo. So what do I have to do? Taigi klausimas, ką mes turime daryti? We will follow this path. Mes keliausime šiuo keliu. What do we have to keep? Sakykit, ką mes turime daryti? How do we have to do it? Kaip mums tai reikia daryti? Is there anything else we can do? Ar dar yra kažkas, ką turėtume priedo to daryti? Can we be sure that we do everything right? Ar galime kažkaip žinoti, kad mes darome viską tiksliai pagal nurodymus? That we don't miss anything? Nepraleidžiame jokių detalių? Do we find the goal to be with God for sure? Kad mes tikrai pasiektume tą tikslą buvimo su Dievu, iš tikrųjų, užtikrintai. The preacher Martin Lloyd-Jones, he sometimes asks people, Martinas Lloydas Jonesas, vienas iš pamokslininkų praeitų kelių amžių, kartais klausdavo žmonių, are you a Christian? ar tu esi krikščionis? And quite often people would answer, Ir labai dažnai žmonės jam atsakydavo, I'm trying, aš bandau, aš stengiuosi, I'm trying. aš stengiuosi. And then he understood, Ir štai kas jis suprasdavo. they don't know what Christianity is about. Jie neturi nei menkiausio suvokimo apie tai, kas yra krikščionybė. Because being a Christian is not about trying, Nes buvimas krikščioniu yra ne apie bandymus, it is about trusting. yra apie pasitikėjimą. Not trusting in what you have to do, Ir nepasitikėjimą tuo, ką tu turi padaryti ir atlikti, but trusting in what God has done in Christ. pasitikėti, pasikliauti tuo, ką Dievas yra padaręs That Kristuje. He has done everything. Ir viską, jisai padarė jau viską. Oh, foolish Galatians, Ach, jūs neprotingi Galatai, who has bewitched you, kas jūs pakerėjo, before whose eyes Jesus Christ was crucified. kurie matėte Jėzų Kristų nukryžiuotą prieš savo akis. Do you hear this frustration of Paul? Ar jūs girdite Pauliaus susierzinimą? Just this one tone. Oh, Tas vienas garsas, o you almost hear his heart. jūs galite išgirsti jo širdį. Oh, O, you recognize Christ so clearly. jūs taip aiškiai matėte Kristų. You understood why he died on the cross. Jūs supratote, kodėl jisai turėjo mirti ant kryžiaus. When Barnabas and I preached the gospel to you, Kai aš ir Barnabas jums skelbėme Evangeliją, it was almost as if you could see the crucified Christ before your inner eyes. tai tarsi jūs galėjote savo akimis matyti patį Kristų. So clearly did you recognize and believe Ir jūs taip aiškiai atpažinote ir įtikėjote, that Jesus Christ endured the wrath of God kad Jėzus Kristus priėmė viešpaties Dievo rūstybę. on that cross of Calvary Toje Golgotos, ant to Golgotos kryžiaus kalno. for all your guilt, for all your sins. Už visas jūsų nuodėmes, už visas jūsų kaltes. The eyes of your heart looked in faith, Jūsų širdžių akis žvelgia jo veidą. looking solely on Christ, Vien tik tai jį matydami. even more clearly than the painted treasure map. Dar aiškiau negu ta žemėlapį su nupiešta skryne. How could it happen Kaipgi galėjo taip atsitikti? that you turned away from this so quickly? Kad taip greitai jūs nuo viso to nusigrįžėte. How could you your gaze of faith, Kaip jūsų žvilgsnis tikėjime, your view in hope and certainty,
jūsų žvilgsnis su viltimi ir užtikrintumu and trust in Christ alone ir pasitikėjimu vien tik Kristumi so suddenly be turned away staiga pakrypo kažkur kitur. turned away from Christ Nes jisai nukrypo nuo Kristaus to what you have to do? į kažką, ką jūs turite padaryti. How could you turn the map upside down so quickly? Kaip galima buvo taip greitai apsukti žemėlapį aukštyn kojom. So he is encouraging the Galatians now Ir dabar jisai ragina Galatus to a spiritual evaluation. atlikti savo tokį dvasinį įvertinimą. That's our second point, the spiritual Ir evaluation. tai yra mano antroji dalis, ką noriu pasakyti, dvasinis įsivertinimas. Now, when Martin Luther interpreted this epistle to the Galatians, Kai Martynas Liuteris šitą laišką Galatams interpretavo, do you know how he called this letter? ar žinote, kaip jisai pavadino šitą laišką? My Katie. My what? My Katie. Like his wife was Katharina, so Okay. it's like Pavadino mano katę. Jo žmonos vardas buvo Katerina. like a loving name, how he would name his wife. Tai yra tai, kaip jisai kreiptųsi į savo mylimą žmoną. Because this letter has grown so dear to his heart. Nes taip arti jo širdies krito šitie žodžiai. Why was that? Kodėl buvo būtent tai? Well, he noticed that the Judaizers' distortion of the gospel Taigi jisai atpažino į tų judaizerių, tai yra tie, kurie norėjo sužydinti krikščionišką tikėjimą, pamatė, kaip jie iškreipė Evangeliją. was so very similar to the Roman Catholic Church distortion of the gospel. Jam tai buvo artima, kadangi jisai matė, kaip Romos katalikų bažnyčia iškreipė Evangeliją. Who turned the gospel into a work-based religion. Kai jie pavertė Kristaus Evangeliją darbų išgelbėjimo religiją. Where all the blessings Ten, kai visi palaiminimai are dependent on your performance. priklauso nuo jūsų nuopelnų, On your following of the commandments, nuo jūsų sekimo įsakymais, on the rituals that you perform. nuo tų ritualų, kuriuos jūs atliekate. And just like in Galatia, Ir lygiai taip pat kaip ir Galatijoje. the Roman Church claimed to have the original gospel. Romos katalikų bažnyčia teigia, kad jie yra tie, kurie turi tikrąją Evangeliją. But they turned the map upside down. Deja, bet jie apvertė žemėlapį aukštyn kojom. Now, Paul hears the Galatians up to evaluate, Ir Paulius ragina Galatus įsivertinti, to discern spiritually, dvasiškai ištirti. and he uses a very useful mean, Ir naudoja labai tokią naudingą priemonę, rhetorical questions. retoriškai klausdamas. Questions that just, he wants the people to start thinking. Ir tie klausimai turi paskatinti žmonės pradėti mąstyti. So he's asking a question, Ir taigi jis įklausė klausimus, addressing the beginning of faith. kurie adresuoja tikėjimo pradžią. How did your conversion happen? Jisai klausė, kaip įvyko jūsų atsivertimas. Did you receive the Spirit by the works of the law, Ar jūs gavote Dievo dvasią vykdydami įstatymo darbus, or by the hearing of faith? ar vis dėlto girdėdami arba klausydami tikėjimo? Receiving the Holy Spirit is the beginning of the Christian life. Priimdami Dievo dvasią savo tikėjimo gyvenimo pradžioje. It is not an experience that comes to particular good Christians at some point after their conversion. Tai nėra ta patirtis, kuri tik tai geriems krikščionėms prieinama tam tikrame laikotarpyje po atsivertimo. But Paul knows that the Christians in Galatia, Bet Paulius žino, kad krikščionės Galatijoje they have all received the Holy Spirit. visi įgavo šventosios dvasios dovaną. This is a decisive mark of a Christian. Tai yra raktinis arba esminis krikščionio atsivertimo elementas. The beginning of the life of faith. Tai yra pradžia naujo gyvenimo tikėjime. And Paul calls out to them, Ir Paulius apeliuoja į tuos dalykus. how did your conversion actually come about? Tai kaip iš tikrųjų jūsų atsivertimas įvyko?
How did you come to receive the Holy Spirit? Kai jūs priėmėte Dievo dvasią. Of course, you went through this 3 years of intensive training in the law. Žinoma, jūs turbūt turėjote 3 intensyvaus įstatymo mokymo metus, Practicing all the religious disciplines, kai jūs praktikavote visas savo religinės disciplinas. and then, as a conclusion and a reward, Ir po tų 3 metų darbo jūs kaip išvada, kaip rezultatą, you received the Holy Spirit. jums buvo suteikta Šventosios dvasios dovana. Was it like that? Ar tai buvo būtent taip? No. Nieko panašaus. How did you experience rebirth, Taigi įsivertinkit, kaip jūs patyrėte atgimimą, regeneration? atsivertimą. We have heard yesterday about it. Ir mes vakar klausėme apie tai. How did the Holy Spirit come into your hearts Kokiu būdu Šventoji dvasia pateko jūsų širdis and worked faith and peace and joy and hope in you? ir pagimdė jumise džiaugsmą, taiką ir tikėjimą. Yes, you heard something. Dėl to, kad jūs išgirdote kažką. You heard a message Jūs išgirdote žinią. that you believed in. Žinią, kurią jūs patikėjote. You heard of Christ crucified. Jūs išgirdote apie Kristų nukryžiuotą. You heard of the grace that God gives through Christ to sinners. Jūs išgirdote apie malonę, kurią Dievas duoda per Kristų nusidėjėliams. The Galatians did not perform extraordinary works Nes Galatai neturėjo atlikti jokių ypatingų darbų or religious acts ar kažkokių religinių apeigų, until the very best and the strongest among them tol kol tik tai stipriausi ir patys geriausi iš jų managed to receive the Holy Spirit. sugebėjo pasiekti tą rezultatą Šventosios dvasios. No, Paul was preaching. Ne, jie tiesiog girdėjo Paulių pamokslaujant. Barnabas was preaching. Barnabas buvo pamokslaujant. Preaching Christ. Jie pamokslavo Kristų. And there were this group of sinners Jie tiesiog buvo grupė šitų nusidėjėlių. alienated from God, Visi atskirti nuo Dievo. being idol worshippers. Jie iš tikrųjų buvo stabmeldžiai, And they heard of Christ, bet išgirdo apie Kristų. and somehow they saw Christ crucified with a believing heart. Ir sugebėjo kažkokiu būdu pamatyti Kristų nukryžiuotą tikinčiomis akimis. They believed in Jesus, Jie patikėjo Kristumi, who died on the cross for sinners. kuris mirė ant kryžiaus už nusidėjėlius. He rose again and he Hey. lives, Ir jis prisikėlė ir dabar yra gyvas. and he grants forgiveness of sins Ir suteikia nuodėmių atleidimą. and freely gives eternal life. Ir nemokamai, laisvai atiduoda jums amžiną gyvenimą. And they received the Holy Spirit without any merit of their own. Ir jie įgavo šitą šventąją dvasią be jokio nuopelno savo asmeninio. But through faith in the message of grace, Per tą tikėjimą apie malonę žinią. in the gospel of grace. Ir Evangelijos malonę žinią. How do you reconcile this experience Kaip jūs galite suderinti šitą patirtį with a new teaching that only through circumcision su tuo nauju mokymu, kad tai turi būti derinamas su apipjaustymu and Jewish rituals ir įvairiais žydiškais papročiais and strict adherence to the law, ir griežtų įstatymo vykdymu, someone can be accepted by God? tam, kad žmogus būtų priimtinas Dievo, That you have to earn your way to God? kad staiga tu turi užtarnauti savo artumą su Dievu. And he gives a second question concerning the sanctification. Ir dabar jis kelia kitą klausimą susijusi su šventėjimu, pašventinimu. Having begun in the Spirit, Sako, pradėję dvasia. are you now being perfected in the flesh? Ar dabar jūs šventėjate kūnu? Through the Holy Spirit, Christians receive a new understanding. Nes per šventąją dvasią krikščionis įgauna naują supratimą. They suddenly can see the spiritual realities. Staiga jie pradeda pamatyti arba išvelgti dvasinės realijas. They recognize the bigger picture Jie pradeda pamatyti didesnį paveikslą of how God created everything for His glory apie tai, kaip Dievas sukūrė viską savo šloviai. and why sin is so evil Ir kodėl nuodėmė tokia bloga, pikta.
and why good is so beautiful. Ir kodėl gėris yra toks gražus ir geras. And we long to live close to God. Ir mes pradėjome trokšti gyventi arti viešpaties. And we want to lead a sanctified, a pure life. Ir mumise gimė noras gyventi šventą ir dorą gyvenimą. A life that is pleasing to God, Gyvenimą, kuris patiktų Dievui, who so graciously has received us. kuris taip maloningai priėmė mus. So since our conversion, Taigi mūsų atsivertimo metu, the Holy Spirit has been working in us, nuo to laiko, kai mes atsivertėme, Šventoji Dvasia pradėjo darbą mumise, convicting us of our sin, įtikindama mus dėl nuodėmės mūsų pačių, showing us what is good, rodydama mums tai, kas yra gerai ir gera, giving us the strength and desire to be sanctified. suteikdama mums jėgų ir norą šventėti. But the Roman Catechism, Bet tuomet katalikybė, the Roman Catholic Catechism says in number 2027, savo katekizme 2027 klausimo sako, no one can earn the first grace niekas negali įgyti pirmosios malonės, that brings about conversion. kuri atneša atsivertimą. However, under the impetus of the Holy Spirit, Bet dėl Šventosios Dvasios impetus, the impact or poveikio and love, ir dėl meilės we can earn eternal life. mes galime pelnyti, sitarnauti amžiną gyvenimą. Now, in the Roman Catholic Church, Taigi Romos katalikų bažnyčioje they use a lot of word shells. jie naudoja labai daug žodžių, tokių frazių, kurios explain shells. Yeah, it's like in outward form, Tai yra tam tikra išorinė forma arba išorinė apibrėžimas a name for something, su tam tikru geru pavadinimu dalykams, but they have changed the content. tačiau jie pakeičia to dalyko apibrėžimo prasme, esmę. Yeah, they like the idea of changing the substance. Kadangi jie mėgsta tą suvokimą apie formos pakeitimą, kalba eina apie substanciaciją. So that's what they do with grace. Taigi klausimas, ką jie daro su ta malonė? They call it grace, Jie vadina ją malonę, but they mean merit. bet ką jie turi omeny, tai yra nuopelnai. They call it grace, Jie vadina tai malonę, which is an undeserved gift of God, kuri iš tikrųjų yra nepelnyta Dievo dovana. and they mean there's something that we can fill up our level of grace Bet ką jie turi omeny, kad mes turime užpildyti savo lygį iki tos malonės through the sacraments, per sakramentus, through good works, per gerus darbus, through praying a prayer, per maldų kalbėjimą, through all the different means that the church is providing. per visas tas priemonės, kurias bažnyčia yra suteikusi. And with this amount of grace that we have collected, Ir tuomet surinkę visą malonės bagažą, we can now earn the blessings of God. mes tą malonę, su būtent tokios malonės apibrėžimu, mes staiga galime pelnyti Dievo palaiminimą. So what they teach is Taigi, ką jie moko, we cannot start by our own, kad mes negalime pradėti savo pačių jėgomis but we need a little push to get started. ir mums reikalingas šioks toks pastumimas pradžioje. But then you must work out your salvation by Ir yourself. tuomet gavę tą postumį mes turime savo išgelbėjimą užbaigti iki galo. The reformer John Calvin rails, Vienas iš reformatų Jonas Kalvinas. "What insolence to speak of human merits before God." What's insolence? Insult? Yeah. Koks didelis įžeidimas kalbėti apie žmogaus nuopelnus įgyjant malonę.
everything good that we do Kadangi visa, ką geriausia mes galim padaryti, is already God's work in us. tai ir yra Dievo darbas mumise. And he says, you mix grace with human merits. Sako, jūs supainiote, sumaišote žmogaus nuopelnus kartu su malone. As if Christ were only a beginning Taip tarsi Kristus būtų tik tai pradžia, and that man must complete with his works. o galiausiai žmogus savo darbais turi užbaigti tą darbą. A friend of mine in school, Mano vienas draugas mokykloje. he was crazy about airplanes. About what? About airplanes. Vienas iš mano draugų vaikystėje buvo pasinešęs dėl lėktuvų. He wanted to be a pilot. Jisai norėjo tapti pilotu. And as a teenager, he was in a gliding club. Ir paauglystėje jisai prisijungė prie sklandytuvo klubo. And one day, I went with him. Ir vieną dieną aš nuvykau tenai su juo. And I sat down in this small airplane which has no engine, Ir mačiau tos lėktuvėlius, mažus lėktuvėlius, kurie neturėjo jokio variklio, together with an instructor. kartu su instruktoriumi. And there's like this cable winch on the ground, Ir ant žemės buvo toksai kabelis, kurį reikėjo įsukti, and it's pulling the plane up into the air. kuris padėjo tą lėktuvą pakelti į orą. And then you put off the rope, Ir tada tas kabelis turėjo nukristi and the plane is gliding. in the ir wind. tas sklandytuvas tiesiog sklandė ore. Now, imagine if we hadn't just disconnected the rope to the glide, O dabar įsivaizduokit, mes paleidžiame tą virvę nuo to sklandytuvo. but imagine I opened up the roof Bet įsivaizduokit, kad aš atidarau to lėktuvėlio stogą. and said, wow, great, I could never have gotten that high on my own. Ir sakytume, kaip geras, kadangi aš tikrai pats nebūčiau čia taip aukštai užsilipęs. But from here, I will glide just with my arms. Bet žinote, to gana. Nuo šiol šitame taške aš pradėsiu sklaidyti savo rankų pagalbą. Well, you're laughing. Jūs jau pradėjote juoktis. Rightly so. It's Ir absurd. teisingai darote. Tai yra absurdiškas pasakymas. But it's equally absurd Bet lygiai taip pat absurdiška yra. to say that the grace of the Holy Spirit is only a kind of jump start. Sakyti, kad šitosios dvasios malonės ateimas, tai yra tas kažkokia pirma pradė galba. And that from there we can live by our own power as God pleases. Nuo kurios atsispyrę mes galime gyventi Dievui patinkantį gyvenimą savo pačių jėgų dėka. If the Galatians looked so much on the works of their own performance, Ir jeigu Galatai taip įdėmiai susitelkė į savo pačių darbų atlikimą and trust in them, ir pradėjo pasitikėti tais darbais, then they are acting as if they no longer need the Holy Spirit. jie pradeda elgtis taip, tarsi jiems nebereikalinga yra šventoji dvasia. They are trusting in what Paul is calling Jie pasitikė tuo, ką Paulius vadina the flesh. kūniškumo kūnu. That is our own ability without God, Ir tas kūnas reiškia mūsų pačių sugebėjimai apart Dievo, our own strength. mūsų asmeninės jėgos. Jesus says, without me you can do nothing. Bet Jėzus sako, be manęs jūs nieko negalite. There's such a pride in our heart. Bet mūsų širdis yra antiek išdidžios, We would like to say, well, we need just a jump start, kad jos pasiryžę sakyti, mums reikalinga tik tai trumpa pagalba. but now I can show how strong I am. Bet galiausiai aš noriu jums parodyti, koks stiprus esu pats. But it's foolishness, Iš tiesų tai yra kvailystė, and it will lead us to frustration. kuri atves mus į susierzinimą. We need the Holy Spirit for the Mums- progress and completion of the Christian life. Mums reikalinga yra šventoji dvasia, And then Paul, tęsti ir užbaigti gyvenimą šventą. then Paul refers to God's ongoing provision. Nes Paulius kalba tuomet apie Dievo besitęsiančią pagalbą. Have you experienced such great things in vain? Negi jūs patyrėte tokius gerus dalykus tuščiai. If it is truly in vain, Ir tuomet tai tikrai būtų tuščiai. he who now gives you
Spirit or supplies you with the Spirit Nes tas, kuris jums suteikia tą šventąją dvasią, and works in power among you, dabar veikia su savo jėga jūsų tarpe. does he do it the works of the law? Argi tai daroma yra iš darbų, įstatymo darbų jėga? Or by the hearing of faith? Ar iš tiesų tai yra atlikta girdint tikėjimu? Do you see the connection? Ar jūs matote čia tą ryšį? He is asking very similar, like the question about conversion. Nes jisai klausė labai panašų klausimą į klausimą apie atsivertimą. The Galatians have already received the Spirit, Kadangi Galatai iš tikrųjų jau got gavo converted. šventąją dvasią, jie gavo atsivertimą. But Paul asked, now, how does God continually supplies you with the power of the Spirit? Bet dabar Paulius klausia, kokiu būdu Dievas tęsia jumise tą darbą šventosios dvasios. How is he strengthening you and empowering you and comforting you? Kokiu būdu jisai jūs įgalina, pastiprina ir nuramina, How is he guiding you and encouraging you? paguodžia ir veda ir ragina jūs. By the work of the law Ar jisai tai daro įstatymo darbų pagalba, or just by looking unto Christ, ar vien tik tai žvelgiant į Kristų, hearing in faith? girdint su tikėjimu. Who is it who continually gives the Spirit to believers? It is God himself. Kas yra tas, kuris jums duoda dvasią, kuri jums padeda toliau tikėti? Tai žinoma yra Dievas pats. Not because we merited it, Ne dėl to, kad mes nusipelnėme to, but because God is supplying out of grace. bet dėl to, kad Dievas yra tas, kuris teikia malonę. Not because we deserve it, Ne dėl to, kad mes esame to verti, but because we need it. bet dėl to, kad mums tai yra gyvybiškai svarbu, mums to reikia. We need the power of God in our life Mums reikalinga yra Dievo jėga mūsų gyvenime. for every single good work, Kiekvienam geram darbui, for every step that is pleasing to God. atlikti kiekvieną žingsnį, kuris patiktų Dievui. So Paul asks you, does God only help those who are already full of the Spirit? Taigi klausimas yra, ar Dievas padeda tik tai tiems, kurie jau yra pripildyti šventosios dvasios? Who have overcome all the problems Tik tai tiems, kurie jau yra visas problemas įveikę through their own obedience? per savo pačių asmeninį paklusnumą? Or does God not provide for us precisely where we are lacking? Ar nėra taip, kad Dievas iš tiesų mus aprūpina tose vietose, būtent kur mes labiausiai stokojame? Where do you experience the most powerful and wonderful help of the Lord? Kuriuose vietose jūs stipriausiai ir labiausiai nuostabiai patirėte Dievo pagalbą savo gyvenime? Not on the day you feel strongest. Ne tose dienose, kada jūs jaučiatės stiprus. Not on the day where you feel most obedient. Ne tuomet, kada jaučiatės labiausiai paklusnus. Not in the time where you feel most holy. Ne tada, kada jaučiatės labiausiai šventi. But where your heart is scattered. Bet būtent tada, kada jūsų širdis yra sudužusi. And you cry out, God, I need you. Ir jūs meldžiate Viešpatie, man tavęs reikia. And he is supplying his blessings. Ir jisai visada suteikia jums savo palaiminimus. Out of grace. Iš savo malonės. And we receive it in faith. Ir mes priimam tas malonės, tą palaiminimą tikėjime. Not because of our performance, Ne dėl savo pasiekimo, but by trusting in Christ, bet dėl savo pasitikėjimo Kristumi, who has gained everything for us, kuris viską pelnė mums, who has reconciled us with God the kuris Father. sutaikė mus su Tėvu Dievu. We are now adopted children of God. Ir dabar mes esame įvaikinti Dievo vaikai. We don't earn our position, Mes šitos pozicijos nenusipelnėme, but by grace we receive the blessings of the fatherhood of God. bet mes malonę priimame tos palaiminimus iš mūsų Viešpaties Dievo. And third, the calculation of righteousness. Ir trečias dalykas, ką noriu pasakyti, tai yra teisumo apskaičiavimas. He who now gives you his Spirit and works in power among you,
How does he do it? By the works of the law or by the hearing of faith? Just as Abraham believed God, it was accounted to him for righteousness. Ar tas, kuris jums teikia dvasią ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų, ar dėl to, kad įtikėjote, ką išgirdote? Taip, Abraomas patikėjo Dievu ir jam tai buvo įskaityta teisumu. Abraham was granted righteousness. Abraomui buvo suteiktas teisumas. It was credited or reckoned or accounted to him by Tie God. dalykai buvo įskaityti jo sąskaitą, užrašyti jo vardu. Now, how does this counting work? Kaip šitas įskaitimas, užrašymas veikia? Many think that righteousness is counted as a sum of good works. Daugelis mano, kad tas teisumas yra užskaitomas padarius apskaitą, suskaičiavus visus gerus darbus. We learn it in school. 1 plus 1 is 2. Mokykloje mes matematiškai mokinamės, kad 1 plus 1 yra lygu 2. So I have to count all my good works, Ir mes pradedam skaičiuoti visus savo gerus darbus. and the sum of it is hopefully righteousness. Ir jų suma galiausiai tikimės, kad bus lygiai teisumui. There was a reputation that Abraham had amongst the Jews. Ir mes žinome, kad Abraomas tarp žydų turėjo tam tikrą reputaciją. And many writings from the period between the Old and the New Testament Labai daug užrašų tarp Seno ir Naujojo testamento laikų. Abraham is honored as the absolute model of the righteous man. Abraomas yra įvardinamas arba atpažįstamas kaip absoliutus modelis teisaus žmogaus vyro. And many Jews, even at the time of Paul, Ir daug žydų netgi Pauliaus laikais understood righteousness here as a calculated sum of everything Abraham did right and good. pradėjo matyti ir vertinti teisumą taip, kaip visi geri Abraomo darbai kartu sudėti. But Paul says that the Galatians did not receive the Spirit from works of the law. Bet Paulius sako, kad netgi Galatai savo teisumą įgavo ne dėl teisumo įstatymo darbų vykdymo. And then he is referring to Abraham, Ir tuomet jisai daro tą nuorodą į Abraomą, explaining that his righteousness was not the calculation of the sum of his good works. kaip tik sakydamas, kad Abraomo teisumas nebuvo apskaičiavimas visų jo gerų darbų kartu sudėjus. Now others say it's about the process of improvement. Kiti sako, kad teisumas tai yra pasiekimė arba procesas tam tikro augimo. If you buy at a stock market, Jeigu tu perki, tarkim, akcijas biržoje, you are buying something at a low price kažką perki už mažesnę kainą, with the expectation that it will soon rise and you will have a gain. matydamas investiciją, kad ta pigesnė prekė su laiku įgys savo vertę. So the Roman Catholic Church speaks of a poured out, infused righteousness. Ir Romos katalikų bažnyčia kalba apie įmaišytą malonę. In the sense teisumą. that God implants righteousness in human beings, Sako jie, kad Dievas įskiepija teisumą žmoguje and it grows and grows ir įskiepijęs jį augina, tai jinai auga ir auga, until a point where God sees at the man, looks iki at the to man, taško, kol Dievas pasižiūrėjęs į tą žmogų and says, "Oh, now justice has come to completion." pagaliau atpažįsta, kad teisumas pasiekė savo tikslą. Now it is so great that I must accept it as righteousness. Ir dabar tas teisumas užaugo tiek, kad aš turiu jį priimti. So for Catholics, justification is a process of inner change. Ir katalikams išteisinimas yra tas ilgas procesas, kalbantis apie vidinį pasikeitimą. Through which a person becomes righteous within. Ir to augimo metu žmogus tampa savyje teisus. That is why it's always about those things through which we want to earn something. Ir galiausiai jisai tampa visą laiką apie tuos dalykus, kuriais mes tengiamės pelnyti. It's not about the relationship with God. Jisai nukrypsta nuo santykio su Dievu. It's about collecting our righteousness Ir tampa rinkimas savo asmeninio teisumo dalykų. even
praying the Lord's Prayer. Netgi viešpaties maldos kartojimas. It's about filling our tank. Yra apie tai, kaip pripildyti savo indą. Collecting credits. Kreditų rinkimas. Attempt to merit the blessings from God. Tai yra bandymas pelnyti Dievo palaiminimus. So again in the Catholic Catechism, Vėlgi katalikų katekizme sakoma, it says justification is not only the forgiveness of sin, sako, kad išteisinimas nėra vien tik tai nuodėmių atleidimas, but also the sanctification bet taip pat ir pašventinimas and renewal of the inner man. ir vidinio žmogaus atnaujinimas. So it's not just about forgiveness of sins, Taigi tai nėra vien tik tai apie nuodėmių atleidimą, but a person is only justified through a renewal, nes žmogus iš tiesų yra išteisinimas per atnaujinimą, through a mark, through a level of sanctification. pasiekus tam tikrą lygį šventumo. Still others say that Abraham was simply a better Yra ir tų, kurie sako, kad Abraomas tiesiog buvo geresnis than the other people around him. negu kiti žmonės aplink jį. So he had the reputation of being a righteous man, Taigi gaunasi, kad Abraomas tiesiog turėjo reputaciją teisaus žmogaus. and God somehow lowered the standard. Ir kažkokiu būdu Dievas tiesiog sumažino savo standartus. He accounted a relative righteousness as valid. Taigi jisai įvertino jo sąlyginį teisumą. The justice, the righteousness that Abraham receives here is the righteousness that corresponds just to the human standard, not to God's standard. Taigi išteisinimas ir teisumas, kurį Abraomas čia įgyja, labiau atspindi žmogišką standartą negu dievišką. These are all common ideas about how righteousness is counted. Visa tai yra populiarios mintis apie tai, kaip yra įskaitomas teisumas. But that is not what the Bible means by Bet reckoning as tai righteousness. nėra tai, ką Biblija mums sako apie žmogaus teisumo įgyjimą. Rather, the accounting or reckoning is a declaration by God Atpažinimas tai yra labiau Dievo paskelbimas. a legal declaration, Tai yra legalus įvertinimas. a valid judgment Tai yra teisingas nuosprendis, that God pronounces on a human being. kurį Dievas paskelbė apie tam tikrą žmogų. God declares Abraham righteous, Dievas paskelbė Abraomą teisų. not because Abraham was Ne dėl to, kad Abraomas toksai buvo savaime. or appeared to be Ar righteous, ne dėl to, kad jisai atrodė, kad toks yra. but because Abraham received righteousness Bet dėl to, kad Abraomas priėmė teisumą. from this very declaration of God. Būtent iš šito Dievo nuosprendžio paskelbimo. It is a gift that Abraham did not earn Tai yra dovana, kurios Abraomas nenusipelnė, through his own works. darydamas savo darbus. Justification is a declaration of righteousness Išteisinimas yra teisumo paskelbimas, whose basis does not lie within us, kurio pagrindas guli ne mumise, but outside of us. bet mūsų išorė. That is a crucial aspect of the biblical doctrine of justification. Ir tai yra esminis išteisinimo doktrinos bibliškai paaiškinimas. Righteousness is not based on our accomplished works, Teisumas nėra pagrįstas mūsų atlikamais darbais. nor on the future development of our sanctification, Ir taip pat ne apie mūsų šventėjimo ateities augimą. but the reason and foundation lies with God Himself. Bet pamatas ir priežastis visuomet guli pas patį Dievą. God accounts righteousness Dievas užskaito teisumą. that does not come from man Teisumą, kuris neateina iš žmogaus, or is not in man, kuris nėra pačiame žmoguje.
But Scripture shows us in Genesis 15 Bet pradžios knygoje 15 skyriuje that the great Abraham, tas didysis Abraomas, this model and forefather of the Jews, žydų protėvis, pirmasis tėvas, was not justified because of his good works, nebuvo išteisintas dėl savo gerų darbų, but he was justified just as the Galatians. bet buvo išteisintas tokiu pačiu būdu kaip ir Galatai. In the same way, the Galatians received the Spirit not by works but by faith. Tokiu pačiu būdu kaip ir Galatai įgavęs dvasią ne dėl darbų, bet dėl tikėjimo. So Abraham in his time Taip pat ir Abraomas savo laiku received righteousness from God priėmė teisumą iš Dievo, by grace through faith iš malonės per tikėjimą, in the promises of the grace that God has shared with him. patikėdamas pažadais tų malonių, kurios Dievas su juo pasidalino. He believed in the promise of a Savior. Jisai patikėjo gelbėtojo pažadu. Abraham was a sinner. Abraomas buvo nusidėjėlis. The Bible is very open about it. Ir Biblija labai atvira šito klausimu. But he believed God's message, Bet jisai God's patikėjo promise. Dievo žinia ir jo pažadu, Thus, righteousness was credited to him. kad tas teisumas buvo jam užskaitytas. But what kind of righteousness? Bet kas tai buvo per teisumas? It is the righteousness of Jesus Christ. Tas teisumas buvo viešpaties Jėzus teisumas. God who became man, Kadangi Dievas tapo žmogumi. so that sinners who do not deserve God's fellowship, Tam, kad nusidėjėliai, kurie nėra verti Dievo artumo, who do not deserve God's blessing, kurie nėra verti Dievo palaiminimo, receive the righteousness of Jesus and thus be declared righteous. galėtų įgyti Jėzaus Kristaus teisumą ir būti paskelbti teisūs prieš Dievą. That's why the Reformers said that this righteousness is a foreign and alien righteousness. Ir dėl to tie reformatoriai sako, kad šitas teisumas yra svetimas, It's not the righteousness ateiviškas. that we have earned, Tai nėra teisumas, kurį mes pelname. but the righteousness that Jesus Christ has earned and accomplished. Tai yra teisumas, kurį Jėzus Kristus pelnė ir įgyjo. And his righteousness is credited to us. Ir jo teisumas yra užskaitomas mums. Because of his righteousness, all who believe in Jesus Ir dėl jo teisumo kiekvienam, kuris tiki Jėzumi. and are through faith connected to Christ Ir šituo tikėjimu yra surišti su Jėzumi. are declared righteous. Jie ir yra paskelbti teisiais. So when we look in faith on Jesus Christ, Ir kai mes žiūrime į Jėzaus Kristaus veidą, hanging on the cross, kabantį ant to kryžiaus, we see two things. mes matome du dalykus. The punishment for our guilt Bausmę už mūsų kaltę and his earning of righteousness for our sake. ir jo pelnimą teisumą mūsų labui. Now, the Council of Trent Dabar Trento susirinkimas, from the Roman Catholic Church, kurį vykdė Romos katalikų bažnyčia. they sharply reject this understanding. Jie šitą suvokimą, kurį aš aiškinu jums, labai griežtai atmeta. They say if anyone says Jie sako, kad jeigu kažkas teigia, that the sinner is justified kad nusidėjėlis yra išteisinamas by faith alone, vien tik tai tikėjimu, let him be anathema. tebūnie atmestinas. Do you know what anathema means? Žinot, ką reiškia tas anatema? Let him be accursed. Tai reiškia, kad tebūnie prakeiktas. Let him be outside of the blessings of God. Tegul jisai būna atstumas nuo visų Dievo palaiminimo. They are turning the map upside down. Ką jie daro? Jie apverčia žemėlapį aukštyn kojom. Our Baptist confession states, Mūsų baptistų išpažinimas sako, and they copied it from the Westminster Confession, sako teiginį, kurį jie nukopijavo iš Vestminsterio tikėjimo išpažinimo. those whom God effectually calls Sako, kad tuos, kurias Dievas veiksmingai pašaukė, he also freely justifies. jisai juos laisvai ir išteisina. Not by instilling righteousness in them, Ne
įpildamas į juos teisumą, The Roman Catholic understanding. įskiepinamas, tai yra būtent tas Romos katalikų supratimas. But by forgiving their sins Bet atleisdamas jų nuodėmes and regarding and accepting them ir laikydamas bei priimdamas juos, as righteous. tarsi jie būtų teisūs. Not because of anything worked in us Ne dėl kažko, kas būtų juose daroma, or in them or done by them, arba jų pačių daroma, but solely for Christ's sake. bet išskirtinai Jėzaus Kristaus pagrindu. Or let me quote the Heidelberg Catechism. Taip pat pacituosiu Heidelbergo katekizmą. How are you righteous before God? Jisai klausia, kokiu būdu žmogus yra išteisinamas prieš Dievą. Only through true faith in Jesus Christ. Atsakymas yra vien tik tai tikrų tikėjimų į Jėzų Kristų. Without my merit, Be savo nuopelnų, out of pure grace, iš visiškos ir tyros malonės, God grants and credits me Dievas suteikia ir įskaito man the perfect satisfaction, tobulą patenkinimą, righteousness, teisumo and holiness of Christ, ir šventumo Jėzaus Kristaus. as if I had never sinned Taip, tarsi aš niekada net nebūčiau nusidėjęs and had never been a sinner. ir niekada nebūčiau buvęs nusidėjėliu. Do you see the difference? Ar jūs jaučiate, girdite skirtumą? That's not a minor difference. Čia nėra nereikšmingas skirtumas. It's about turning the map upside down. Tai yra apie žemėlapio apsukimą aukštyn kojom. How do we receive our standing with God? Kokiu būdu jūs priimate savo poziciją prieš Dievą? How do we come to the treasure of the blessings of God? Kokiu būdu, kokiu keliu jūs ateinate prie šito lobio viešpaties palaiminimo? How do we receive eternal life? Kokiu būdu jūs priimate amžiną gyvenimą? Through the performance of our own obedience? Dėl savo pačių užtarnauto paklusnumo? Through the progress of our own sanctification? Dėl savo šventumo, augimo ir progreso? Or through the grace of God in Christ? Ar dėl viešpaties Dievo malonės Kristuje? Received through faith, trusting in Christ. Įgaunamos per tikėjimą, pasitikint Jėzumi. Luther called it a joyful exchange. Liuteris sakė, kad tai yra džiaugsmingi mainai. Jesus takes our sin upon himself, Nes Jėzus Kristus mūsų nuodėmę prisiema savo, and we receive his righteousness. o mes priėmėme jo teisumą. What a great deal, huh? Kokie geri mainai, ar ne? Now, people say, well, but if it is by grace through faith, Tai jeigu tai yra malonė per tikėjimą, will it not produce a sinful lifestyle? ar tai neatves mus prie nuodėmingo gyvenimo būdo? Those who speak that Tie, kurie taip mano, daro tokias išvadas, don't know the Holy Spirit. jie yra tie, kurie nepažįsta Šventosios Dvasios. The greatest miracle of the Holy Spirit Nes didžiausias Šventosios Dvasios stebuklas yra tai. are not those wonders and signs and raising the sick and Net ne tie dead. stebuklai, mirusiųjų prikelimai ar kiti dalykai. It is the work that he's doing in the children of God. Tai yra tas darbas, kurį Šventoji Dvasia daro Dievo vaikuose. Never letting them go astray fully. Neleisdamas jiems niekada paklysti. Never keeping them in their sins. Niekada nelaikydamas jų pačių nuodėmėse. This is a blessing of God Ir tai yra Dievo palaiminimas. in onward sanctification. To besitęsiančio šventėjimo proceso. It is the Spirit who is fighting the flesh, not the flesh fighting the flesh. Tai nėra kūnas, kuris kovoja su kūnu, tai yra dvasia, kuri kovoja su kūnu. Now, trust in the righteousness that God gives. Pasitikėkite tuo teisumu, kurį Dievas jums teikia. For
forsake your own righteousness. Atsisakykite savo paties teisumo. We all naturally cling to what we earn. To dalyko, prie kurio mus taip traukia, dalyko, ko mes jaučiamės, kad esam verti. It seems we feel so much better if we can earn it by our own, Nes atrodo, kad mes taip gerai pradedam jaustis, kai matome savo paties nuopelnus. instead of receiving it freely through grace. Vietoj to, kad laisvai primtume taip iš malonės. Listen to the word of God. Paklausykite viešpatės žodžio. Seek a church where Christ is preached. Jie suraskite bažnyčią, kur Kristus yra skelbiamas. It will have the greatest impact on your faith life. Ir tai padarys didžiausią įtaką jūsų tikėjimo gyvenimui. Recognize your own unrighteousness. Atpažinkite savo asmeninį neteisumą. Let the Holy Spirit convict you of your sins, Leiskite šventai dvasiai įtikinti jūs dėl jūsų nuodėmių. but direct you day in and day out again Leiskite ją dieną po dienos jūs vesti to the grace that we can find in Christ alone. link malonės, kurią jūs galite atrasti vien tik tai Jėzuje. Believe in Christ. Tikėkite Jėzumi. Believe in the God who draws near to us. Tikėkite Dievu, kuris prisiartina prie mūsų. Christ who has been crucified. Per Kristų, kuris buvo nukryžiuotas. Let that be as the map before your very eyes. Laikykite tą vaizdą kaip žemėlapį prieš savo akis. Christ is a way. Kristus yra kelias. He is our life. Jisai yra mūsų gyvenimas. He is the truth. Jisai yra tiesa. No one comes to the Father except through him. Ir niekas neateina pas tėvą kaip tik tai per jį. Rejoice in his righteousness. Džiaukitės jo teisumu. We have a righteousness that is credited to us, Mes turime teisumą, kuris mums buvo užskaitytas. through whom we receive all the blessings of God. Per tą, per kurį mes visus Dievo palaiminimus ir gaunam. And do not be discouraged by your own weakness. Ir nenusiminkite, nenuliūskite dėl savo pačių silpnumo. We quote Martin Luther. Dar kartą pacituosiu Martyną Liuterį. He says, we, on the other hand, Mes, tuo tarpu, teach in the following way mokiname tokiu būdu and comfort the troubled sinner. ir paguodžiame susirūpinusį nusidėjėlį. It is impossible, brother, Sakydami, broli, tai nėra įmanoma, that you will become so perfect in this life kad tu tapsi toks tobulas šiame gyvenime, that your body will shine brightly kad tavo kūnas ims spindėti šviesa, without blemish like the sun. tai kaip sūnus be jokios klaidos ar dėmės. No, you will retain wrinkles and flaws. O ne, tikrai tavyje išliks trūkumai ir nelygumai. And yet still be a saint. Ir And yet still be a saint. nepaisant to, būk šventas. But you say, Bet tu sakysi, how can I be a saint kaip aš galiu būti šventasis, when I have sinned and feel it? kai aš nusidedu ir jaučiu tai. It is good that you feel Labai gerai, kad tu tai jauti and recognize your sin. ir atpažįsti savo nuodėmę. Give thanks to God Dėkok Dievui and do not despair. ir nenusimink. It is the first step towards health. Tai yra pirmasis žingsnis link sveikatos. When the sick person recognizes and confesses his illness. Kad nesveikas žmogus pripažįsta ir atpažįsta savo ligą. But how will I be freed from sin? Bet tu klausi, kaip aš galiu būti išlaisvintas iš nuodėmės? Run to Christ, Bėk pas Kristų. the physician Bėk pas gydytoją, who heals broken hearts kuris gydo sudužusias širdis and saves sinners. ir gelbsti nusidėjėlius. Believe in him. Tikėk juo. If you believe, you are righteous Jeigu tiki, tu jau esi teisus. because you give glory to God Dėl to, kad tu šlovę atiduodi Dievui. that he is almighty, Kad jisai yra visagalis. that he is merciful, Kad jisai yra maloningas, gailestingas. that he is faithful. Ir jisai yra ištikimas. So this understanding of grace Tos malonės supratimas gives us the ability to see who we are duoda mums galimybę pamatyti, kas mes esame.
not fake something, neapsimestinai, but especially see who God is. bet ypatingai jinai padeda mums pamatyti, koks arba kas yra Dievas. Experience His grace and love. Ir patirti jo malonę bei jo meilę. Receiving His true blessing Priimti jo visus tikrus palaiminimus through the Holy Spirit. per šventąją dvasią. He who gives us a spirit and works in power, He is the one who preserves and sustains us. Tas, kuris duoda mums dvasią ir jėgą, jisai yra tas, kuris mus palaiko ir išlaiko. Who leads us Kuris mus veda, to Himself, veda link savęs, prie savęs. to the riches above all riches, Į tos turtus, kurie yra brangesni už visus kitus turtus. the life and glory, Į gyvenimą šlovėje. in communion with our triune God. Į santykį, į artumą su mūsų triasmeniu Dievu. So help us God. Amen. Ir te padeda mums Dievas. Amen.